Vėliau aš atsisakiau vis tiek. Vėliau, bet prieš tai kas buvo. Nu, prieš tai labai galvojau, gal visai ir norėjus išvažiuoti. Ir laukia, ne? Galiausiai. Laukia. Abdiena. Tai jau labas. Labas. Oi, manęs nemačiau, nevalyk. Tai pala, Faustas yra. O tai Andrius kur? Nes su tavim? Nu, ne su manim. Gal kamštį kokiams? Gal šiūdulio pamiršo, kur teatras? Gal. Arba pamatė, kad netinka rūbai, žiūrėk, ir neatėjo į teatrą. Gali būti, kad pramiegojo. Neišgirdo žadintuvo. Ne, nustepčiau. Gerai, noriu paprašyti visų dėmesio. Ką tik sulaukiau skambučio iš Andriaus artimųjų. Tai labai rimta problema. Pasirodo, kad mūsų pagrindinis aktorius šiandien premjeroje nebevaidins. Todėl planas toks. Po trečio skambučio visi išeiname ir nusilenkiame žiūrovui. Tada išeinu aš ir jų atsiprašau. Pranešu apie situaciją. O kokia situacija? Situacija kaip visada, teatre, tokia pat. 3 mėnesiai nepaliaujamo darbo, 3 mėnesiai kruvinų repeticijų, vargų, 3 mėnesiai nepaliaujamo streso, emocinio išsekimo. Ir atlaikom kažkaip. Bet vat kaip lieka viena diena iki premjeros, tai aktorius būtinai kažką turi suvalgyti ar išgerti, kad, kaip pasak jo artimųjų, atsidūrė ligoninėje. Prieš pusvalandį vos gyvas buvo nuvežtas. Taip jį ten atpumpavo. Būklė stabilizavosi. Bet prireiks dienos, 2, gal 3, kad pastatyti fiziškai jį pilnai ant kojų. Tai, nežinau dabar, vis tiek reikės grąžinti tuos bilietus į kasą žiūrovams, pranešti, kad premjera neįvyks dėl aktoriaus ligos. Gerai, einu aš į kasą viską tvarkyti, paskui dar į administraciją, kad pranešti. Bet iš tikrųjų, Hebra, ar ne? Nu, taip atsitik, tokią dieną. O jūs režisieriai jau nusprendėt, kad viskas, toks sprendimas jūsų. O tai ką daryti? Ką tu man siūlai daryti, jeigu jį tik ant kojų pastatys? Ne, nu, po 2, 3 dienų. Režisierių, tai mes galim kažką sugalvoti. Aš nežinau, žinot, ką aš galiu? Aš jo vaidmenį galiu paimti. Nu, mes neblogi draugai esam su Andrium, tai žinot, padėdavo viens kitam su tekstu. Aš jo pasimokindavau, jis mano pasimokindavo. Nu, tai ūgiai daugmaž panašus kostiumai, manau, tiks. Režisierių, mes va taip būtent ir išgelbėsim premjerą. Kaip ir pagirtina šaunuoliai, bet kad nori pasakyti, kad tu pilnai žinai jo visą tekstą? Tai 100% žinau. Tikrai? Taip. Ir atsimeni visas jo mizanscenas? Taip atsimenu režisierių. Nu kągi, tada liek matuotis kostiumo, o paskui praseisit šokių sceną ir tada dar pasikalbėsim. Gerai, paskubėkit tik taip. Gerai. Sveikas, Paulai. Matai, kas darosi? Nu, matau, kas darosi. Nežinojau, kad Andriaus nebus. Kas nutiko? Nu, nieko pasakė režisierius, kad su sveikata su negalavai. O tai kas nutiko? Nu, kas nutiko? Nieko netiko. Iš kur aš žinau, kas nutiko? Kaip tai? Palauk. Man atrodo, jūs geri draugai. Neseniai mačiau, sėdėjot kaviniai, gerėt vyną. Nesėdėjau, aš jokioj kaviniai nematyti mūsų. Klausyk, nu kam tu man čia pasakoji pasakas? Gerai, matei, supratau, bet Tai kam reikal? Tai visų, tai Andrius norėjo, kad niekas nežinotų. Tai kas čia tokio? Tai gal reikia pasakyti visiems? Tai gelbėt spektaklį. Nu, kaip tu čia pasakymu? Sakyk. Matai. Mes nuo jaunystės su Andriu mėgstam, pašvęs, taip toliau. Bet žinai, premjerinio barius. Mus mėgsta išgerti, pasilinksminti vis dėlto. Kas pachmas jau? Koks pachmas? Žmogus tiesiog jau narkotikai jau nebejaučia ribos su narkotikai, supranti? Eik tu savo. Jeigu kas nors sužinos, aš ir tu žinai, niekam nesakai. Gi žinai mane. Tai ką daryti? Tai ką režisierius sakė, kad aš dabar į pagrindinį vaidmenį. Tai sakė, matuotis rūbai ir panašiai. Matuojam, išties ranką. Pečių linija. Turėtų būti gerai, aš taip galvoju. Nes panašu. Nu, taip, beveik idealiai. Jo, jėga, Florytė, gerutė. Kaip man.
Ką nors gražaus, kokį akcentuką. Lyg aktoriai, kiek žinau, jų taip tų akcentukų nori, tiek nori tų detalių. Eik, tu ir taip gražus, nu ką jau, žiūrėk, kokią detalę kažkokią turėjau. Labai labai gražią. Eik. Tai, va čia tau, sėkmiai. Na, Ačiū. gerai, ruoškis, kostiumą aš paruošiu. Gerai. Būk ramus. Kaip gaila. Labai. Šią savaitę Andrius vien pagalvojęs apie premjerą taip puikiai jautėsi. Juk jis buvo tobulas šitam vaidmeniui. Niekas taip daugiau klasiškai neperteiks to jausmo kaip Andrius. Ir tie veido bruožai, balso tembras. Aš būtent tokį jį įsivaizdavau tą personažą, kai perskaičiu pjesę. Galima trumpam pristabdyti? Na ką, Griušos nėra, aš pašoksiu, kad spektaklis bent jau įvyktų. Žinau. Kada tapai tokiu egoistu? Ai. Gerai, pašokim šį kartą. Galima? Puikiai, Faustai. Na, tiesiog vaidmuo ėmė ir prilipo. Kągi, viskas labai gerai, eikit, bėkit ruoštis. Gerai. Sėkmės, sakant, Stepai, duok pirmą skambutį. Marė, užjung būdinčias šviesas. Einu pasitrinsiu meniui. Bravo, Faustai. Puikiai sušokai.
Žinai, tu esi ryžtingas žmogus. Niekaip negali atitraukti rankų nuo Kotrynos, taip? Ir kas galėjo pagalvot, kad tu toks užsispyręs ir padarysi viską, kad tik tai gautum pagrindinį vaidmenį. Vat tavyje yra tas gebėjimas visus palenkti savo pusę. Žinai ką, Faustai? Aš tau palinkėsiu ramybės, nes tau jos tikrai prireiks, kai norėsi pasižiūrėti man į akis. Arba kai pats žiūrėsi savo į akis. Ir dar ramybės tau palinkėsiu, kad nebekeltum chaoso visur, kur tik tai atsiduri. O iš tikrųjų, Faustai, kaip tu jautiesi, ką? O dabar stovi štai scenoje, tau priklauso pagrindinis vaidmuo, esi svarbiausias personažas. Tu laimingas? Netrukus prasidės spektaklis, Faustai. Gero pasirodymo. Ne?